Kaip atpažinti ir pažadinti vaikų talentus. Kaip juos vystyti. Kaip tapti kūrybos įkvėpėja. Kaip sugebėti, būnant mama ir žmona, atsiplėšti nuo buities rūpesčių. Atsakymus į visus šiuos klausimus netrukus pateiks unikali moteris. Pedagogė, lektorė, mama, kurios vaikai vadinami vunderkindais. Foreli Kramarik. Po 23 metų ji iš Jungtinių Amerikos valstijų grįžo į tėvynę Lietuvą. Kaip tu sugalvoji, tai fantastika. Man patinka. Man patinka tai. Fantastiška, nuostabu, neįtikėtina. Epitetai nuolat lydintis Foreli Blinstrubaitės Kramarik gyvenimą. Unikali vaikų auklėjimo sistema, atskleidusi unikalius vaikų talentus, pribloškė visų pirma laisvę rinktis. Vertybė, kurios garsiai dukrai galėtų pavydėti sovietmečių Lietuvoje garsus jos tėtis. Už tokius sovietinės realybės atspindžius savo filmuose, eilėse bei prozoje pedagogas, rašytojas, kino ir teatro režisierius Vladislavas Blinstrubas buvo persekiojamas saugumo, stebimas lyg pro didinamąjį stiklą. Galbūt ši daina, sukurta pagal dukros vaikystėje sugalvotą melodiją, tėvas kvietė jaunėlę sugrįžti. Iš tremties, kaip pati Foreli šiandien vadina 23 Jungtinėse Amerikos valstijose nugyventus metus. Savo ir toli nuo Lietuvos gimusių vaikų gyvenimą. Vis dėlto Amerikoje mes neturėjom Amerikos kultūros, mes gyvename visiškai kitaip negu amerikiečiai. Tai tas irgi suteikė jaukumo, jausmo, nes jie irgi buvo tenais svetimesni negu čia. Ta diena Foreli buvo ypatinga. Numylėtomis gatvėmis vaikštinėjo tik atgavusi Lietuvos pilietybę. Galbūt todėl atrodė ją žavėjo viskas. Pavyzdžiui, parke šeimos susikabinusios rankomis eina. To tu nepamatysi Amerikoje. Jie visi atskirai. Čia tu matai mamą, tėvelį ir vaiką susikabinus rankom. Tai yra stebuklas. Stebuklas. Jai buvo 19, kai išvyko iš Lietuvos. Bundančios, laisvėjančios. Sugrįžo į gerokai pasikeitusią, tačiau, kaip spėjo patirti per 10 čia praleistų mėnesių, vis dar apraizgyta suvaržymų. Amerikoje pati valstybė yra kaip policija, kaip tramdomasis reiškinys. Bet žmonės tau leidžia gyventi kaip tu nori, jie tiesiog net nekreips į tave dėmesio. O Lietuvoje vyriausybė kaip tik daugiau duoda laisvės, bet kiekvienas žmogus yra policininkas. Nes kiekviena močiutė bobutė tau pasakys, negalima, užsirišk batelius, užsimauk kapišoną. Laisvamanio tėvo laisvamanė dukra jau seniai netelpa į jokius standartus, nepaklūsta jokiai unifikuotai sistemai. Nuo tada, kai ją į mokyklą skubančią 13-metę gatvėje partrenkė sunkvežimis, kai lūžus stuburui buvo priversta ilgus metus kęsti skausmus ir gulėti lovoje. Po avarijos jau viskas iš esmės pasikeitė. Aš jau negalėjau bendrauti su bendramžiais. Mano akiratį buvo 30-mečiai, 40-mečiai ir mes kalbėdavomės temomis, kurios jau nebuvo įdomios paaugliam. Ir mano mokymasis ir saviugda pradėjo sparčiai augti. Taip ir ką aš galėjau pasiekti per savaitę būnant namuose ir bendraujant su kuo aš norėjau, tai galėjau galbūt per metus ar 2 metus laiko, jeigu aš būčiau ėjusi į mokyklą. Veiksmingas tas dalykas yra savyje turėti kažkokį kvėpimą, turėti tikslą, atpažinti savo genijų, gyventi toje erdvėje, kur tau miela, tobulintis. Jeigu tu nesi toje vietoje, kur tau nelemta ir kur tu neturi, ir kur tavo vidinė psichinė ir sielos sistema nėra tenais, tada tu būsi labai išvargęs ir tu kankinsies. Jeigu trūksta, sakykime, sugalvojimą ar sakysim, aš nieko negaliu sugalvoti, bet tu tikrai žinai, kad tau nusibodo toks gyvenimas, tai gerai, ką tu gali daryti, ieškoti.
Kiekvienas gali būti laimingas, tikina Foreli. Tai reikia aptikti ir pažadinti savyje snūduriuojantį talentą, stipriausią savybę, apjungti ją su geriausiamis kito žmogaus ypatybėmis ir tikėti, kad viskas bus gerai. Mūsų būtent yra mūsų vidinės tos mintys, kaip mes jaučiamės viduje, kai viena paralyžiuota moteris visiškai negalėjo judėti. Neteko visų savo milijonų, kad ją išlaikytų tenais, aš prisimenu Kalifornijoje. Ir jinai buvo laimingesnė už visus tuos, kurie prižiūrėjo ją. Jinai tokia turėjo tą jėgą, tokią drąsą, tokį optimizmą, nors jinai vos galėjo kalbėti. Bet ta truputį šypsenėlė, tokia jinai tryško tą energiją. Pagrindinis dalykas yra viltis, pagrindinis dalykas yra pozityviai galvoti apie ateitį. Lektorė, pedagogė, verslininkė, eksperimentatorė Foreli sako visų pirma esanti mama tyrinėtoja, vengianti pokalbiuose su vaikais liepiamųjų nuosakų. Nes aš labai norėjau vaikų, bet man sakė, niekada negalvojau, kad turėsi vaikų po tokios avarijos, bet jis sugebėjau ne tik tai vieną vaiką, bet 5, bet labai sunkiai išnešiotus. Tai nebuvo lengvas man darbas, kaip daugeliui moterų, tai buvo pragaras. Tai kai aš jau turėjau tuos vaikus, taip sunkiai išnešiotus, tai aš buvau taip prisirišus prie jų. Aš galiu paaiškinti, koks tas prisirišimas, kad ateina kaimynė ir klausia, ar galiu palaikyti, o aš negaliu leisti. Nes kaip aš buvau kaip liūtė, kaip dramblė, kad niekas nepriliestų savo kvapo. Pavyzdžiui, paskutinį savo vaiką žindžiau vos negi 4 metų. Tiesiog buvo miela, tos minutės, kai aš guliu, jie mane bučiuoja, valandą bučiuoja, kikena, pasakoja, kokie sapnai pas juos, o mes po to išsiritam iš tos lovos. Ir toksai buvo gyvenimas be kalendorių ir be laikrodžių. Ir be skubos. Lyg pažabojusi laiką, Foreli išplėšė save ir savo vaikus iš primestų taisyklių ir prievolių. Nei vienas iš jos 5 vaikų nėra lankęs mokyklos. Tik po 4 metus, kai šeima apsigyvendavo tose valstijose, kur mokslas privalomas. Leido jiems įsiklausyti į save ir išgirsti, ką kužda vidus, o jau tada rinktis, ko mokytis ir kuo užsiimti. Mes skubiname vaikus, kad tik tai jie suspėtų, kad tik tai būtent kad jie galėtų įstoti į universitetą, kad įstoję į universitetą jie gerai pabaigtų, kad geresnį darbą gautų. O kodėl? Mes padarom tą procesą dirbtinį. Mums reikia kaip tik visiškai atsipalaiduoti. Meilė. Tu negali atidėti iki 50 metų. Knygos galima atidėti iki 50 metų nepaskaičius, bet tų dalykų negalima. Vakarų šalyse viskas yra atvirkščiai. Daugiau žinios, bet mažiau meilės, mažiau santykių, mažiau šeimos. O turėtų būti šeima pirma, o po to ekonomika, po to žinios. Štai šitaip neskubinti ir neraginti Forelės ir Marko Kramarikų vaikai gana anksti ėmė stebinti pasaulį. Vyriausiasis Delfinis buvo 13, kai nutarė stoti į verslo koledžą ir greitai tapo pagrindiniu šeimos finansiniu ramsčiu. Žonliu pasekė tėvo pėdomis ir būdamas 8 ėmė garsėti kulinariniais sugebėjimais. Nuo 4 paėmusi į rankas pieštuką, jokiose mokyklose tapybos nesimokiusi Akianė šiandien stulbina visus, kas tik pamato jos kūrinius. Būdama 6 jau nutapė šedevrais vadinamus darbus. Buvo kalbinama garsiausių televizijos laidų vedėjų, aprašyta viso pasaulio žiniasklaidos, o jos darbų galerija jau dabar vertinama $100 milijonų. Na dabar čia mano pats mylimiausias. Ačiū, kad parodėjai man labai. 17-metė Akianė kalba 4 kalbomis, savarankiškai išmoko groti, kuria muziką, išleido jau 1000 skaičiuojamų poezijos ir tapybos albumų, ruošėsi gauti Lakūnės licenciją ir toliau tapo. Gyvenimo ar vaizduotės tarsi akimirkos nušvietimo pamėtėtus siužetus, kartais sunkiai gimstančius, 100 kartų perdarinėjamus, kaip antai šį tapytą jau Lietuvoje, pareikalavusi daugybės dienų ir valandų darbo. Ir todėl jai ypatingai brangu.
Prakaitojau daug kartų, bet aš tęsiau ir pagaliau šitas paveikslas gimė. Ir čia vadinasi I am, lietuviškai aš esu. O štai 10-metė Silja vis dar nemoka rašyti ir tik dabar panoro išmoko skaityti. Forelė jo neskubina. Ji tik kalba su manim. Kalba. Taip, jis tik, kada ji tik kalba su manim, aš galiu jausti jo feelings, kaip sakyti. Jausmus. Jausmus. Kada jį verkia, aš galiu jausti. Kaip jie tik nori, kaip mes. Šiandien Ilja vadinamas jauniausiu pasaulio filosofu. Nedidelėje jo nuotraukomis iliustruotoje knygelėje Ateitis niekada nepasiduoda sudėtos 6-mečio vaiko mintys, kurias šis tiesiog padiktavo. O visada greta esanti mama suspėjo jas užrašyti. Ir visą laiką, aš tik tai duok Dieve, kad tai, ką tu parašai, yra teisybė. Nes jeigu tai yra teisybė, tai dar yra viltis. Ant stalo 1000 lapų naujas Iljos minčių rinkinys. Visas filosofinis traktatas. Jame garsiųjų pasaulio filosofų veikalų neskaitęs ir nieko apie juos negirdėjęs 9-metis berniukas svarsto apie visatos tęstinumą, sielos nemirtingumą, amžiną gėrio ir blogio kaitą ir dermę. Kaip aš žinau, aš tik jaučiu. Dažnai, kaip aš jaučiu, kaip aš viską kalbu apie. Vieną dieną aš kalbu apie meilę, kitą dieną aš kalbu apie fiziką, kitą dieną aš kalbu apie žolę, kitą dieną aš kalbu apie kiekvieną naują dalyką. Sesės Jonui įsikibęs jaunėlis Aurelijus dar tyrinėja save ir aplinką. Aurelijui 4 ir jis vis bando atrasti jam patraukliausią sritį. Tačiau akivaizdu, bus paveldėjęs vyresniųjų šeimos vyrų polinkį kulinarijai. 11 metų Forelė, kaip sako, nėra įėjusi į virtuvę, nėra plovusi indų. Visa tai kitų šeimos narių rūpestis ir anot Forelės neabejotinai jos vyro Marko nuopelnas. Jeigu jisai suteikė man sąlygas, kad aš esu pilnavertė, tada aš galėjau daugiau laiko būti ir su vaikais. Tada vaikai yra laimingesni, tada jų draugai bus laimingesni. Tai va, jeigu žemėje bus didesnė pagarba moteriai, tai bus didesnė pagarba ir vaikui. Išgyvenusi ne vieną sukrėtimą, netektis ir praradimus, finansinės krizes ir verslo bankrotus, šiandien Forelė gali pasakyti tai, ko sau linkėtų tikriausiai kiekviena moteris. Man taip patinka, kad taip atsibusti be žadintuvų. Ar kažkas pabučiuoja mane, vaikas ar vyras, ar visi kartu, ar šiaip pat saulė pabudina mane, taip ramu. Man tai patinka. Aš visą laiką toks žmogus, kad iš ryto aš tokioj vilty, nesvarbu, kas buvo vakare, bet aš atsikeliu iš ryto ir man taip gera gyventi. Ko gero, po šio pasimatymo su ponia Forelė daugelis tėvų ir mamų užsidegs norų keisti visą šeimos gyvenimą. Mes būsime labai laimingi, jeigu jūs bent jau atkreipsite didesnį dėmesį į savo vaikus ir jų talentus, jų ypatumus.